Šiandieną kalbinsiu naujos knygos autorę, knygos, kurią išleido Alma Litera 2008 metais, knyga vadinasi Benediktos lenkščiai ir ją parašė, žinoma, kad ir jauna, bet jau žinoma rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė. Na ir klausimai, kurie padėtų orientuotis skaitytojui, galbūt ir literatūros kritikams ir apskritai žmonėms besidomintiems Lauros kūrybą ir lietuvių literatūra naujausia, karšta, tiesiog garuojančia ant stalo. Na ir pirmasis klausimas, Laura. Kodėl rašai? Ar neužtenka tiesiog gyventi? Auginti vaikus, džiaugtis motinystę, vargti, moters dalią, kuri ir taip yra sudėtinga. Ar rašymas nėra papildomas rūpestis ir papildoma našta? Gal tai skamba ir patosiškai, ir idealistiškai, bet rašymas yra kažkas daugiau už tave, kažkas daugiau už tai, ką tu gali suplanuoti. Ne, man neužtenka tik tai gyventi. Rašymas mane atitraukia ir išgelbsti nuo kažkokio liguisto gilinimosi gal į save. Tai gali skambėti paradoksaliai, bet rašydama aš nutolstu nuo savęs, atsitraukiu. Ir tada prisidengdama savo personažais, aš tarytum galiu gyventi kitą kažkokį šalutinį gyvenimą. Be abejo, Laura, labai įdomus tavo mąstymas apie kūrybą kaip alternatyvę būti, nes tavo kūryba yra kupina juslingumo, daiktiškumo ir tokios gyvo gyvenimo patirties. Šalia kitų šiuolaikinių romanų, šiandieninių romanų, tai veikia labai savotiškai. Kyla klausimas, kiek yra asmeninės patirties, kiek yra autobiografinės patirties tavo pačios kūryboje. Na, labai nustebino tai, kad parašei knygą apie vaikino, jaunuolio brendimą. Ir įsivaizduoju, jeigu pati būtum ne pati, o vyras parašęs tokį romaną, be abejo, kad bet kokiam kritikui ir skaitytojui kiltų klausimas, o galbūt čia esama autobiografinių motyvų. Be abejo, šiuo atveju tokio klausimo kilti negali, tačiau lieka toks klausimas, ar tai yra tavo pačios matytas gyvenimas, ar tai yra tavo draugų patirtis, na ir kaip reikėtų suprasti tą alternatyvų gyvenimą, kuris patenka į literatūrą su tokiais tikro gyvenimo gabalais. Tai yra šitos knygos vertybė, tai yra vertės ženklas. Aš visada sakau, kad mano kūriniai nėra autobiografiški ir labai nenorėčiau kada nors taip tiesiogiai eksploatuoti savo patirties. Bet tarkim, ta aplinka, tas fonas, kurį sukuri personažui, kad jis galėtų jame gyventi ir veikti, jis, aišku, yra prisirankiotas, nusižiūrėtas, išsiurbliuotas iš bent keleto bendrabučių, kaimų, tų tokių mikroaplinkų, į kurias vis tiek mes patenkam. Galbūt galėčiau įsiterpti ir pastebėti, kad knygos parašytos moteris ir taip drąsiai įžengiančios į slaptingą vyro dvasios pasaulyje iki šiol lietuvių literatūroje nebūta. Iš kur tokia drąsa? Nežinau, Audinga. Aš sakau, mano rašymas yra labai intuityvus. Kažkodėl atėjo berniukas. Personažai pas mane ateina. Atėjo berniukas. Nes iš pradžių jis atėjo kaip 8 metų berniukas. Aš negalėjau jo atstumti. Bet čia yra labai įdomus susitelkimas ties kitu, kuris esi ne tu pats, ne tu pati. Būtent lietuvių moterų kūrėjos kol kas nepaprastai eksploatavo savo tapatybės paieškų literatūrą ir staiga mes susidurime su tarsi kažkokiu naujų reiškiniu. Tikėkime, kad tai yra tarsi kažkoks kokybinis žingsnis į kito žmogaus pažinimą. Man dabar tik atėjo tokia mintis, kad tai galėjo būti kažkoks noras dar ypatingai įsitraukti nuo savęs. Supranti, pabandyti panardyti patirtį, kuri man kaip apribotai lyties yra ypač sunkiai prieinama. Ir tai buvo toks savotiškas iššūkis. Aš tik vėliau jau rašydama pradėjau suvokti. Tiesiog nesuvokti, analizuoti, kodėl vis tik pasirinkau vaikiną. Kodėl nesąmoningai pasirinkau. Ir pati nesu savo atsisakiusi iki galo šitą klausimą.
knygos pavadinimas Benedikto slenksčiai. Norisi sužinoti, ką pati dedi į žodžio slengstis reikšmę. Ar tai yra radikalus kažkoks žingsnis Benedikto gyvenime, kiekvieno žmogaus brandos kelyje, ar tai yra kažkokia katastrofa radikali, pakeičianti iš esmės asmenybę, ar tai yra slinktis, evoliucija neišvengiama žmogaus brendimo kelyje, kas sudėdė šito žodžio turinį, tai yra psichologinė trauma, kurią Benediktas kiekvieną kartą tam tikrų savo gyvenimo periodų išgyvena, ar tai yra nuolatinis žmogų gąsdinantis jo paties šešėlis, pasąmonės kalba. Kas? Manyčiau, kad slinkties ir evoliucijos terminai man labiau tiktų, dėl to, kad tose 5 slenksčiuose norėjusi pasirinkti kažką būtent neradikalaus. Kažkas atsitinka jauno žmogaus gyvenime, kas priverčia jį ūgtelti, bet tai, kas atsitinka, tai yra universalu, tai atsitinka daugeliui. Nebenorėjau akcentuotis į kažkokias ypatingas tragedijas. Aš rašydama Kvėpavimo į marmurą truputėlį gal per daug buvau užsigriebusi to tokio tragizmo, jo dramatizmo. Ir dabar man kaip tik norėjusi kažkaip plastiškai išriedėti, ištekėti kartu su to žmogum per jo tokius slenkščius brendimo. Knygoje keletą kartų nuskamba mintis, kad muzika, kuri yra savastis Benedikto, pagrindinio knygos personažo, nėra viskas personažo gyvenime. Jis yra nepaprastai talentingas, groja smuiku, dalyvauja konkursuose, mokytojai stumia jį gyvenimo keliu pirmin ir tam tikrais gyvenimo momentais jis tarsi užlūžta ir kovoja pats su savimi, mėgina perkalbėti savo savastį. Ir paklaustas mokytojos, vienos iš savo mokytojų, kodėl jis neina tuo savo pasirinktų gyvenimo keliu, ar jisai supranta, kaip jis gadina savo paties asmenybę, Benediktas atsako, ne vien muzika gyvenime yra svarbiausia, dar yra pats gyvenimas. Ar nėra tai tam tikra kolizija, nes muzika yra aukščiau visko. Benediktui muzika padeda kaip koks dieviškas matmuo išspręsti labai svarbius, labai sudėtingus savo paties gyvenimo klausimus. Būtent jį veda jį tolyn. Ir tuo pačiu Benediktas prisipažįsta, kad ne muzika yra svarbiausia. Kaip beje ir pati esi sakiusi, kad ne tik kalba yra svarbi literatūroje, o jeigu mes būsime atsakingi literatūros skaitytojai ir tyrinėtojai, turėtume pripažinti, kad literatūra yra tik tai tada, kai ji yra kalba. Tai kaip čia yra su muzika, pašaukimu, kalba, ir apskritai meno ir dar kažkokiais aukštesniais dalykais šitoje knygoje. Šitų klausimų aš irgi nesu išsprendus ir juos atsakius. Ir Benediktas, ten, kur jis paprieštarauja direktoriai ir pareiškia, jai drįsta pareikšti, būdamas toks geltonsnapis, kad muzika nėra visas gyvenimas, tai irgi yra jo, nereikia suprasti rimtai, tai yra jo maištas. Jis tai sako įsimylėjęs, jis tai sako įsitraukęs į tik atrastą įsimylėjimo pasaulį. Ir aš net nenorėjau per daug akcentuotis į tai, kad jis yra kažkoks ypatingai talentingas. Tiesiog jis turi savo gyvenimo kelią. Taip, man buvo svarbiau, koks jis vis tik yra žmogus ir kas iš jo bus. O muzika atsirado kaip toksai, nežinau, toks kažkoks išskrintis jį iš visų. Kodėl tu pasirenki tokį personažą? Jis turi būti kažkuo ypatingas, kažkuo jis man pačiai turi būti įdomus. Ir iš esmės aš ir pasidariau jį įdomų savo. Čia kažkokie truputėlį kitokie. Tarkim talentinga, tarkim grojantis smuiku. Bet tuo pat metu aš nenorėjau, kad sakau, tas talentas būtų kažkoks labai sureikšmintas. Tai ką, Laura, esi labiau įsimylėjusi literatūrą ir gyvenimą?